Daugelis savo namuose laikome katę, šunį, triušiuką, šinšilą, driežiuką ar kitą naminį augintinį, tačiau ne visada žinome, kokių taisyklių privalome laikytis jį įsigijus ar kaip elgtis gyvulėliui susirgus. Todėl IIT Kausta nusprendė paklausti specialistų apie naminių gyvūnėlių priežiūrą bei laikymo taisyklės. Šeimininkas turėtų gerai apsvarstyti, ar jam reikalingas apskritai gyvūnas, ar sugebės jam suteikti tinkamas sąlygas gyvenimo, taip pat ar turės tam laiko. Įsigijant šunį reikėtų įsigilinti į jo genealoginį medį, kadangi daugelis ligų charakterio bruožų yra paveldima. Įsigijus bet kokį gyvūną, ar tai kačiukas, šuniukas, ar tai triušiukas, ar galų gale žiurkėnas kažkoks tai ar ne, reikėtų kreiptis į veterinarijos daktarą pasirodyti, kad įvertintų sveikatą, jo būklę to gyvūno, paaiškintų, kaip tas gyvūnas turėtų būti laikomas. Daleiskim, jeigu tai egzotinis gyvūnas, tai pirmoje eilėje neįsigyti tą gyvūną, o sužinoti, kaip jisai turėtų būti laikimas. Kokios turi būti sąlygos, koks terariumas, kokio dydžio, pagal ilgį, pagal gyvūno fiziologiją, taip, koks jisai yra. Kiekvienas miestas turi savitas taisyklės, jos pagrindas jų yra visada tas pats, tačiau yra šiokie tokie niuansai, kaip kad, tarkime, Vilniuje šunys išsilaikę socializacijos testą gali vaikščioti viešose vietose be antsnukių, Kaune ir kitose miestuose kol kas to nėra. Taip pat yra ribojamas gyvūnų skaičius, kiek galima auginti daugiabutyje. Tai būtų maksimum 2 gyvūnai, arba 2 katės, arba 2 šunys, arba šuo ir katė. Smulkieji gyvūnai tokie kaip graužikai, papugėlės, akvariumų gyventojai, taip pat ropliai, terariumų gyventojai, voragyviai, jie yra neskaičiuojami, todėl jų galima turėti kiek nori. Minėtieji mažieji gyvūnai, kadangi jos tiesiog yra paprasčiau auginti, tai reikia pasirūpinti tinkamų terariumų, akvariumų ar narvelių. Taip pat gana populiarios yra katės, o šunys yra šiek tiek mažiau populiarūs vien dėl to, kad tiesiog mažiau patogu jį auginti namuose. Šeimininkai susigyvenę su savo augintiniais iš tikrųjų iš karto pastebi, kai gyvūno elgesys ar kas nors negero atsitinka, prasideda gyvūnas, pasidaro apatiškas, viduriuoja, vemia. Didžiausia naminių tų visų gyvūnų šeimininkų klaida yra pastebėjus, kad gyvūnas biškį nekaip jaučiasi, jie pradeda gydyti savais metodais, žmogiškais vaistais ir tik padaro gyvūną meškos paslaugą. Jeigu jau gyvūnas, matot, blogai pasijuto, iš tikrųjų pirmas reikalas yra kreiptis į veterinarą. Kiekviename mieste yra skirtingos taisyklės, kurias iš tiesų yra ganėtinai sunku pasiekti. Tarkime, Kaune yra draudžiama gyvenamosiuose namuose, daugiabučiuose auginti visus nuodingus bei pavojingus egzotinius gyvūnus, roplius ir panašius. Ir aš tai visą laiką esu prieš, kad žmonės įsigytų egzotinius gyvūnus. Todėl, kad egzotinį gyvūną gali laikyti tik specialistas, kuris žino, kaip tą gyvūną laikyti. Nes dažnai būna paskui tie gyvūnai tiesiog žmogus nesugeba, išmeta į gatvę, kažkas tai randa, šinšilas miške, pitonas ant stogo ar ne, ar gyvatė kažkokia tai pa žmogų klozete. Tai kad taip nenutiktų, aš manau, žmogus turėtų neįsigyti tokio gyvūno, kurie nemoka auginti. Kurie yra draudžiami, tai būtų uždrausti visi, kurie gali sukelti pavojų, tie, kurie turi nuodų liaukas, kurie yra nuodingi ir pavojingi žmogaus sveikatai. Kiekviena veislė, kiekviena rūšis, kiekvienas gyvūnas yra taip prisitaikęs, evoliucionavęs, kad gyventų jam priklausomą gyvenimą, kiek jam reikia, kad žemėje paliktų kažkokį savo indėlį.